Tai taip, čia jau nebe paslaptis, mano vardas yra Ignas, kaip ir bebūtų keista. Ir vardai yra šiek tiek tokie keistas dalykas, nes kiekvienas vardas turi savo reikšmę, iš kažkur tai yra kilęs. Pavyzdžiui, mano vardas yra kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia ugnis, ugningas. Ir aš sakyčiau, kad šitas vardas man labai gerai apibūdina visą mano gyvenimą. Ir aš norėčiau taip sakyti, galvodamas, kad mano čia gal visa ta charakteristika yra ugninga. Bet ne, aš tiesiog 7 metų įkritau į laužą. Okay. Ir aš nežinau, kaip čia tokia ironija nutiko, bet tada, kai, tokia tikrai buvo keista patirtis, nerekomenduočiau, pats tikrai nekartočiau. Ir kai aš tada grįžau į mokyklą, visi draugai pasakojo, kaip jie deginosi Turkijoje, aš papasakojau, kaip aš pasideginau savais būdais. Ir toj ugnie aš buvau gal kokias 10 sekundžių, tikrai neilgai, bet ta ugnis 1000 laipsnių. Ir tai mane išmokino tokią, gerą tokią pamoką. Nes aš su draugu neseniai kepiau sausainius ir sausainiams instrukcija yra pasakyta, kad juos reikia kepti 20 minučių ant 200 laipsnių. Ir draugas klausė, kodėl mes negalim tiesiog padvigubinti temperatūros ir dvigubai greičiau iškepti. Aš sakau, kad taip neveikia iš patirties. Ir yra... kaip ir sakiau, aš esu mokytojas ir yra labai keista būti mokytoju, kai tu mokini 10-tokus, kai pats atrodo kaip 10-tokas. Ir aš, kai pasakau kokiams draugams, kad aš dirbu mokykloje, jie sako, wow, nežinojau, kad tokius jaunus priema į valgyklą. Ir aš taip, ir kai aš pasakau, labai būna keista. Nepaisant to, kaip sekasi šiuo metu Ignui prajuokinti žmonės, jis yra natūralus ir fainas bičias. Ir bet kuriuo atveju jis tikrai nedega. Nors dar daug juoko nebuvo, bet dar mes turim laiko. Nes aš pačią pirmą savaitę, kai aš ėjau į mokyklą, ten susipažinti su savo naujais mokiniais, tai jie irgi nežinojo, kad tas mokytojas atrodys va taip. Ir kai atėjo pirmi mokiniai, jie atidaro duris, yra akių kontaktas ir jie tiesiog sako, labas seni, ar žinai, kur mokytojas? Ir aš tiesiog pasimetęs, aš nežinau, kaip aš turėčiau sakyti, sakau, tuoj ateis, atsisės. Ir, lyg tai viskas gerai, praeina, bet tada ateina kita klasė. Kita klasė irgi atidaro duris, akių kontaktas yra, bet po to akių kontakto jie uždaro tiesiog duris, nieko man nepasako. Bet aš girdžiu pro duris, ką jie sako. Jie sako, man atrodo, čia iš praeitos pamokos pasiliko 10-tokas. Tai, okei. Ir tokias buvo įdomios pirmas patirtis. Ir mokykloje yra, čia nepaslaptis, kad yra daromos tos pratybos, jeigu kiltų gaisras, kad mokėtų mokiniai ir mokytojai būtent pabėgti saugiai. Evakuotis. Ir vieną kartą vyko mano mokykloje ir nemeluosiu, aš šiek tiek tai užmiršau. Ir kai būtent nuskambėjo tas būtent aliarmas, aš tiesiog prisiminiau gerus, šiltus prisiminimus iš savo vaikystės. Ačiū.